Šiame epizode pamatysite, kaip seną televizoriaus dėžę paversti kažkuo, kas taps jūsų interjero akcentu. Bet apie viską nuo pradžių. Čia kiekvieną kartą atvažiavęs susigalvoju 70 projektų, kuriuos galima būtų padaryti. Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės, dar žinomos kaip dėkui. Dėkui. Tai ir šiandien mes išlėksim čionais pasižiūrėti, kaip vieno žmogaus šiukšlės gali patapti kito žmogaus turtu. Einam. Ten tie konteineriai, ten mes ir viską rasim. Čia kokį radau. Eik, tu sau, ką aš ten radau. Palauk, man reikės tavo pagalbos. Tu pažiūrėk. O čia yra mūsų tauras. Lietuviškas. Aš tokių idėjų turiu su juo. What's up? Nešu televizorių. Sunki ta dėžė. Tai su Instagramos pagalba susiradau labai įdomią restauratorę, pasivadinusi Senas stalas, vardu Vainora. Einam ją aplankysim ir jinai mums papasakos, ką daryti su šitą dėžę. Ką tu patarsi su mūsų televizoriumi? Pašveis, pavyzdžiui, čia ir man atrodo, jau daug gyvenimo matęs ir, sakyčiau, ir vandens, lietaus gal. Su aparatu pasijungi šveist, tai turėtų gan greitai viskas. Turim aparatų šveisti. Pagrindinis įrankis, kurį naudoju dažymui, tai yra šaukštas, nes su juo labai lengvai atsidaro visos šitos skardinės ir tada aš tiesiog pasimaišau dažus. Ir jeigu dažau tik tai paviršių, tai aš net nenaudoju lovelio. Puikiai, čia vienas po kito hakai. Tai šitą detalę aš lipinčiau su medžio klijais ir tada su spaustuku prispausčiau. Taip, tai va čia dar kampas yra atšokęs, tai nežinau, tiesiog paklijuoti? Klijuoti ir kažkuo sunkiu užspausti. O jūs kojeles turit jau? Žinot, kokias? Pertraukėme šią programą su labai specialiu pranešimu. Tam, kad šis televizorius, kuriame aš dabar esu, pataptų jūsų gražia namų spintelė, jums reikia atvažiuoti į Senukus. Kojytės, šitos gražiausios, imam 4. Ne? Logiška. Šlifavimo popierius, reikėtų skirtingo rupumo pasirinkti. Lakas. Vonelės, voleliai, teptukai. Ir faneros lapą. Fanera? Fanera. Dovanų popierius. Apšvietimas ar pašvietimas? Nežinau, bet mums reikia LED apšvietimo lempučių juostelė. Kaip vadinasi? O dabar orai. Nu tai ką, tave pirmiausia mes nuprausim, nušveisim, išimsim dalis nereikalingas visokias. Ok, nieko nelaukdami pradėkime. Ką mums pirmiausia reikia padaryti, tai... Šiaip aš manau, kad pirmiausia reikėtų viską išardyti iš vidaus ir tada iš tikrųjų plauti ir dažyti. Nes yra daug užstrigusių dulkių visur kitur. Nepamirškime, koks čia yra projektas, tai yra viduramžiai versus ateitis, dėl to kartais aš turiu naudoti savo raumenų galią, senus įrankius vien tik tam, kad save pakankinčiau. Norėsi, aš tau galėsiu visus varžtelius po to atiduoti. Vaikam galėsi kalėdom padovanoti. Ojojojojojoj. Ne, aš negaliu taip greitai pasiduoti. Aš turiu bent jau, kad pavargtų man tą rankelę. Va, 4 varžtus atsukau ir jau biški pavargęs. Jėtaus tie millennialsai. Žinai ką, tikri restauratoriai jokių power toolsų nenaudoja. Gerai. Viduramžiai žmonės televizorius ardyti užsiknisdavo. We're back, baby. Tu man prašau, nesipriešink. Ok. Kaip visada, ten, kur nenusipipi. To, ko negali atsukti, gali nupjauti. Važiuojam toliau. Taip, įkvepiam. O, labai gerai. Man atrodo, mes jau turim tokią kaip ir dėžę. Bet tikrai, žiūrėk, atrodo, kaip išgriovėm visą seną buto vidų. Darysim pertvaras čia visur ir padarysim atviros erdvės tokį butelį.
O žiūrėk, kaip dailiai atrodo, kai jis toksai, jo tokia spalva galėtų būti, ne? Geras. Blizganti tokį, tu žiūrėk, dabar spalvota televizija pas mus bus, žmon. Sulaukė eiliai televizoriaus naujo. Patarė senas stalas. Tiesiog tas dulkes nuvalyti, nes po to, kai išlifuosi, tai jos visos ten kartu į medį ir susigeria. Tai bent jau biškį nusiprausti reikia. Tai prieš šlifuojant, ką aš noriu padaryti, tai nuimti visokius kažkur atsiradusių dažų plėmus. Vėlgi nežinau, kokia šito televizoriaus istorija yra ir kas nutiko jam. Ok, tai kai kalbėjom prieš tai, turim čia tokią nemalonę situaciją. Aš pabandysiu užklijuoti šitos kampučius, kiek man išeina. Čia į vieną, gal per daug. Aš nemanau, kad čia yra restauracija. Čia yra fantazija. Čia yra tiesiog laisvė kurti. Su Linu Marcišausku. Va, taip va. Aš uždedu lentą vienas, kad nesulaužyčiau netyčia tos fanieros, o antras, kad vienodai didesnį plotą prispaustų. Man patinka. Kai stipriai apkabina ir suspaudžia. Oi, kažkaip tai prisivalgiau tų kebabų. Tingiu dirbti. Ar jūs pasiruošę? Taip! Valio! Mes pasižadėjom, kad pažadą turim tesėti. Kas čia bus? Ir čia. Pala. Tuoj viską papasakosiu. Čia kaip toj Colgate reklamai. Šitą dalį aš šlifuosiu su ateities įrankiais. Griunde. Šitą dalį aš šlifuosiu ranka. Ir tada galėsim palyginti vieną, kaip sunku ar lengva tai daryti, antrą, kaip gerai ar blogai tai gaunasi. Bet pirmiausia, naujas epizodas, naujas instrumentas. Muzika. Labai nenoriu apsikrėsti sovietiniu virusu, tai man atrodo... Nuimk laiką. Va. Čia dabar yra prieš ir po. Čia dar net nepradėjau. Viduramžiai versus ateitis. Per akinius atrodė, kad geriau. Jau viskas, tas pats laikas? Nu gerai, lyginam. Beveik tas pats. Ką? Tik tai čia protarpiais, o čia visur gražiai. Žinai, nėra ką čia per daug lyginti iš tikrųjų. Manau, kad viduramžiais jie irgi būtų labai nudžiugę, gavę tokį aparatą, kuris jiem leistų taip gražiai greitai viską nušlifuoti. Gerai, dulkes išsiveliam, padarom dar dulkių. Dėjas! Turim, vieną šoną turim, koks gražus. Jo, tvarka, svarbu susidėti dalykus į teisingas vietas. Pritvirtinu šitas. Ir tada pritvirtinu grindis, pritvirtinu lubas ir tada jau einam link paskutinės buto serijos, kur padarysim, ištapetuosim sieną ir turėsim galinę sieną. Let's go! Dėl ko mes perkom gipsinius varžtus ir sukam juos į medį? Dėl to, kad jie juodi ir mes norim, kad gražiai viskas atrodytų. Oi, kaip gieda! Moment of truth. Negaliu. Ateinu. Antra diena darbo, pagaliau viskas sukrenta ir jau matosi, kaip ta spintelė maždaug atrodys. Laikas tapetuoti sienas. Štai yra spintelės galas. Kaip mes jau susitarėm, aš nenaudosiu visgi auksinio popieriaus, o naudosiu šiuos elegantiškus ir dailių žalios ir mėlynos spalvų botaninius tapetus. Kaip mums patarė Vainora? Palaukiu, kol išdžiūsta klijai, tada peiliuku apipjaunu ir su laku nutepu.
Montažas. Gerai, šiaip nežinau, kiek šitų klijų reikia, aš manau, gal užteks. Su pirštu labiau jauti konsistenciją iš karto. Nepagailim. Tikiuosi, mano planas apskritai pavyks. Taip gaunasi? Taip gaunasi. Ar tiesiai atrodo, operatoriau? Jėzau, viskas limpa. Ar gal tu nenori? Ir tu nenori. Ok, šef! Nu ir dabar sunkioji dalis, bandom atiderinti, visi pasitraukiam į šalį. Va čia. Man radau. Dabar labai atsargiai. Atneškit kažką sunkaus! Man reikia, kad jisai prisispaustų ir pabūtų bent kokią valandą. Per tą valandą aš galėčiau pradėti dažyti spintelę. Dažymas. Labai gražus televizorius. Labai gražiai padarėm. Dabar galim uždažyti. Apsiklijavau visas plasmasiukus ir čia šituos labai gražius sidabriukus. Palei medžio tekstūrą, gražiai tepu. Kad visur patektų lakas, bent jau pirmas sluoksnis. Žinai, kas svarbiausia, nieks nesupras, kad čia vogtas televizorius, nes mes jį perdažėm. Tiesiog pagal medžio liniją gražiai. Kaip čia priekį atrodo? Oho, ne taip ir blogai. Ką darom? Tepam. Sausas tepimasis. Žiūri per teliką, kaip dažai džiūsta? Wow, ok. Ir aš esu televizoriuje, išdžiuvo, o tai reiškia, kad galėsiu pagaliau pritaisyti kojas, bet prieš tai ateikit, nulupsim visus šitos dalykus. Šitas yra labai svarbus daikčiukas. O, na ką? Oho, jis visai pasidarė sunkus. Tėjo laikas nukelti šitą grožį nuo pjedestalo ir jam pačiam pritvirtinti kojas. Iš kitos pusės. Ok, štai mūsų 4 gražios kojas. Šias pritvirtinsiu kaip antenas. Čia. O jūs man pasakykit, ar lyg ir gražiai gaunasi. Čia. Moment of truth. Stovi, stabiliai, viskas. Telikas rodo ir iki pilno grožio. Te trūksta šito vieno galinio dangčio. Vyko. Telikas, lempa į vidų. Pam. Na ką, persikeliam į namus ir pagrindinis akcentas, kurį norime sudėlioti, kaip matote, čia yra tos mūsų įsigytos LED juostos. Jos yra va čia su lipne juosta. Tai reiškia, kad aš jas galėsiu visur sukliuoti aplink, bet svarbiausia ir kodėl jas rinkausi, yra tai, kad jos yra maitinamos USB. O tai reiškia, kad galiu naudoti Gründer bateriją, tiesiog paprastą grąžto bateriją, pajungdamas ją per baterijų adapterį. Taram! Aš pats negaliu patikėti, kad galiausiai baigiam šitą televizorių. Jis nuostabiai atrodo interjere ir tikiuosi, kad jums irgi pavyks sekant šitą video sukurti kažką patiems. Tikiu, kad su Gründer įrankiais tai pavyks padaryti greičiau ir patogiau. Ir mes susitiksim kitam epizode.